Vienas varžybas pralošėm, bet tikimės kitas laimės. Ir tu žaidži, ar ne? Ar nelabai? Ne, aš palaikau savo draugę. Svarbiausia ir žaidimas, ir palaikymas, ar ne? Taip. Bet dar neiškritai iš turnyro, ar ne? Ne, dar turi šansų patekti. Ko tikiesi iš šių metų Sprite Talentų kovų? Aišku, žinau, ko aukščiausią vietą. Gerai, puikiai. Visas laimėjai. Ne, dar antrų nežaidžiu. O pirmas laimėjai? Jo. Užtikrintai? Jo. O kaip tau sekėsi? Nu, pirmas gavau, antras laimėjau ten. Dar kol kas nieks neprarast, ar ne? No, kol kas dar tokių galimybių yra. Aš kaip suprantu, jūs esate du draugai, ar ne? Taip. O galimas daiktas, kad susitiksit tarpusavėje šiandieną. Ne, nelabai. Nu, šiaip gal. Jau gerai seksis, ar ne? O iš kur esate? Iš Kauno. Nu, mano laikais tokių gaila nebuvo 1-1, bet iš tikrųjų įdomu. Tas visas gatvės krepšinis iš tikrųjų gal sugrąžina šiek tiek į vaikystę, nes dalyvaudavau beveik visose įmanomose 3-3 tik tai turnyruose, ne 1-1, o tokie turnyrai, manau, vėlgi paįvairina, nežinau, kiekvienam žaidėjui, manau, prideda to individualaus meistriškumo ir šitam jaunam amžiui, manau, tai yra sveikintas dalykas. Tai toks labai banalus klausimas, kuo krepšiniai yra labai svarbus tas individualus meistriškumas, kuo tau jis yra svarbus kaip krepšininkui? Na, tas krepšinis dabar, matot, keičiasi neišpasakytais greičiais ir tie taktiniai sugebėjimai, tie taktiniai visi sprendimai jau netampa tokie stiprus kaip individualūs ir kuo individualesnis, kuo tavo stipresnis, individualesnis meistriškumas, tuo, manau, daug lengviau šiuolaikiniam krepšinėje žaisti. Kovojo 12-13 metų grupiai, šiaip jam 8 metai dar ir gan neblogai, manau, pasirodė tarp vyresnių. Nu, ūgių lenkia, taip, gerinai ūgių. O talentų, nežinau, neblogai šyva. Žalgirio turnyrė 3-3 laimė pirmą vietą buvo. Tai jūs gal treneris esate jo, ar ne, jau toks pirmasis? Nu, toks jo, kaip ir pirmasis. Turi ir pagrindinį trenerį, Sabonį Magilas šiaip sportuoja viską. Labai geresnė, žiauriai viskas gerai, nes tu kaip ir pats sakėjai, lietus prieš savaitę, dabar saulė, tai geriau turbūt nėra ko norėti, viskas yra gerai. Kaip dalyvių nuotaika, gal iš šalies matė, kad kokie jie yra? Aš mačiau ir dar vienas įdomus dalykas, ką aš pastebėjau, tai tie, kurie patyrė tą lietų prieš savaitę, jie vėl registravosi ir atvažiavo čia ir labai pataikė. Tai jeigu jiem nenuskilo su baudų mėtymais, dar kažkas buvo ten negerai, tai šiandien jie bando antrą kartą. Labai yra viskas okei. Tai mano galva viskas sutampa. Krepšinis valio, oras valio, krepšininkai valio, renginio vedėjas, sakė irgi valio labai. Labai sakė gerai. Ir šiaip žurnalistas labai valio, viskas labai gerai. Supratau, valio. Valio. Ačiū visiems. Puikiai jaučiuosi, nuostabu, patekau į finalą. Nuostabu. Laimėjai finale? Taip. Ar sunku buvo varžyti su varžove finale? Labai sunku, stipri varžovė, bet pavyko nugalėti man. Šiandieną varžysi ir su aukštesnėmis varžovėmis, ar ne? Kur buvo tavo sėkmės paslaptis, kur buvo tas sėkmės žaidimas? Reikėjo neleisti varžovės aukštesnės į baudos aikštelę ir ją išstumti iš jos, neleisti nei taškų iš baudos aikštelės. Ar prieš šį turnyrą tikėjaisi, kad laimėsi? Tikėjausi, labai stengiausi, treniravausi namuose ir pas trenerius ir labai dėkinga visiems treneriam, kurie mane treniravo. Ar liko finalinis etapas Vilniuje, ten tikėsi taip pat iškovoti pirmąją vietą? Stengsiuosi, nežinau kaip pavyks, bet labai stengsiuosi iškovoti pirmąją vietą. Ačiū už pergalę, o šiaip sunku, visi varžovai buvo sunkus, ypač ketvirtfinalis buvo sunkiausias. Gerai, kad laimėjom poziciją. Džiaugiuosi. Atrodo, pats fiziškai buvai puikiai šiandien pasiruošęs tam turnyrui, kaip ten yra iš tikrųjų? Nesiruošiau kažkaip, ta prasme nesiruošiau, kad pačiam Sprite tiesiog taip gavosi, atvažiavau sužaisti, pavyko laimėti, džiaugiuosi. O iš kur pats esi? Iš Vilniaus. Tai Vilnietis šturmuoja Kauną. Nu, jo. Dar laukia ir finalinis etapas pačiame Vilniuje, ten jau namų sienos galbūt padės? Nu, žiūrėsim kaip bus, nežinau. Tikiuosi.